Labos dienos, draugai ir ponai. Mano laiškas Ukrainos Respublikos ambasadoriai Lietuvoje dėl ukrainiečių tautos orumo išsaugojimo. Gerbiama ponia ambasadorė Olga Nikyčenko savo 2005 m. lapkričio 21 vakarinėme pasisakyme prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė susirūpinimą ukrainiečių tautos orumu, jeigu bus pasirašytas prezidento Donaldo Trumpo siūloma taikos sutartis. Trumpas reikalauja, kad Donbaso teritorija, kurią dabar užima Ukrainos armija, būtų atiduota Rusijos federacijai. Priemonė, kaip išsaugoti veidą, gali būti rasta, jeigu mes prisiminsime, kad nepaisant to, kad Donbaso teisėta valdžia 2014 m. balandžio pradžioje paskelbė Donecko ir Luhansko liaudies respublikas, vis dėlto jie tebelaikė save Ukrainos teritoriją. Jie reikalavo tik tai federalizacijos ir autonomijos, kuri būtų apsaugojusi juos nuo priverstinio ukrainizavimo. Labai katastrofiška tuometinės ukrainiečių valdžios klaida buvo to reikalavimo ignoravimas. Todėl 2014 m. gegužės 11 abi respublikos balsavo už nepriklausomybę. Kita katastrofiška tuometinės Ukrainos valdžios klaida buvo Minsko derybų sabotavimas. Nors tos derybos niekaip negrėsė Ukrainos suverenumui ir teritoriniam vientisumui. Dabar tam, kad kaip nors sumažinti žalą padarytą ukrainiečių tautos orumui, yra įmanoma, nors pavėluotai, bet taisyti tas klaidas. O būtent pasiūlyti prezidentui Trumpui įtraukti į taikos planą to paminėto jau referendumo 2014 m. gegužės 11 pripažinimą iš ukrainiečių valdžios pusės. Kadangi tas referendumas buvo surengtas jų ukrainietiškų bendrapiliečių Donbase, todėl tai būtų nuolaida būtent jiems ir tai nėra pažeminimas, o ne fašistiniam diktatoriui Putinui, kas būtų tikrai pažeminimas. Kaip apiforminti tą pasiūlymą politiškai ir diplomatiškai, apie tai galima galvoti. Yra akivaizdu, kad kokie bebūtų šiuo metu Rusijos ekonomikos sunkumai, jie yra nepalyginamai mažesni negu ukrainietiškos ekonomikos. Europa neturi pakankamai rezervų praktiškai teiktų Ukrainai reikiamą pagalbą, o prezidentas Trumpas nenori to daryti reikiamą apimtimi. Taikos sutartis turi būti pasirašyta pagarbiai. Dabar mano papildomas komentaras. Jeigu kurios nors valstybės, kurios nors teritorijos teisėta vietinė valdžia paskelbia atsiskyrimą nuo tos valstybės, tai tas sprendimas gali būti teisėtas tik tai, jeigu tie dabartiniai tos teritorijos gyventojai gyvena savo istorinėje etnografinėje teritorijoje. Rusai Šiaurės Kazachstane, Estijos Narvoje, Latvijos Daugpilyje gyvena ne savo etninėje istorinėje teritorijoje ir todėl negali pretenduoti į atsiskyrimą. Tuo tarpu Donbaso visa teritorija nepriklausė niekados nei rusams istoriškai, nei ukrainiečiams. Iki 15-16 amžiaus tai buvo niekieno neapgyvendintos stepės, tai yra vadinamas laukinis laukas, dykoje polė, kurį formaliai kontroliavo Krymo totorių chanatas. Tačiau maždaug 16 amžiuje tos tuščios teritorijos buvo pamažu Maskvos didžiosios kunigaikštystės užvaldomas, o 18 amžiuje jos buvo Rusijos imperijos užvaldytos visiškai. Imperija apgyvendindavo pamažu tas teritorijas rusais, bet leisdavo ir ukrainiečių valstiečiams ten kurtis iš tos Ukrainos dalies, kuri jau priklausė Rusijos imperijai. Ir jie kūrėsi iš tikrųjų ir plito į rytus net iki Volgos upės. Bet visa tai nebuvo istorinės ukrainietiškos žemės.
Todėl Donbasas turi teisę atsiskirti. Bet Donbasas to nedarė iš pradžių, kadangi, kaip sakyta, prašė savo autonomijos. Kad apsisaugotų nuo priverstinės ukrainizacijos, dabar jau beveik užbaigtos Ukrainoje. Tad Rusijos federacija kariniu būdu padėjo Donbasui be kitų savo tikslų apsaugoti savo nacionalinės teises. Todėl dabar tenka galvoti, kaip pripažinti tą Ukrainos karinį pralaimėjimą su kiek galima mažesniu nuostoliu ukrainiečių tautos orumui. Dėkuoju už dėmesį.